Pas mus šiandien radijoje yra MC Gysla. O kodėl pradėjai repuot? Tarp jau noriu pasakyti, kad šis Gysla, jis repuoja, jis yra reperis, labai šaunus ir jis dabar papasakos man, kodėl jis pradėjo repuot. Šiaip teoriškai jokios paskatos, kad pradėjau repuot nebuvo, tiesiog potraukis į tą muziką būtent ir žengiau po biškį, pirmiausiai tekstai, paskui po kiek laiko pradėjau prie Hebros atlikinėti viską ir galiausiai pradėjau įrašinėti. O tu sakai žengiai ir tu ar jautiesi pakankamai pažengęs dabar? Jaučiuosi žengiantis tolyn. Žengiantis. O lyginant su apskritai aplamai? Apskritai. Jaučiamsi. Apskritai lyginant su Lietuvos hip-hopu, tavo lygis, kaip tu manai, tu esi profesionalas, pradedantysis? Nemėgėjas tai tikrai, ta prasme, ir manyčiau biškiai aukščiau negu pradedantysis. Aha. O kalbant apie kitų atlikėjų repą, kas tau labiausiai patinka? Iš lietuviškų? Taip. Drįsčiau teikti, kad Lilas, Karpis, Radikalas ne pro šalį praeina. Mikrovonas arba Mikrobangį. Mikrovalnovka. Ja. Tegul neįsižeidžia klausytojai. Ir ypač Mikrovonas. Karūna neprastai varo. Metų 2 bėgyje planuoju išleisti. Kažką panašaus, kaip išleido Kečas. O ką išleido Kečas? Albumą iš pašaukimo ir platino jį internetu, bet materialių pavidalu. O tu žadi irgi materialių pavidalu? Jo. Bet dabar daug kas daro, daug reperių teigia, kad tai yra nepelninga, iš to neužsidirbsi ir jie leidžia nemokamus albumus internetinius. Tu manai, iš tavęs per... Ne, tai ta prasme būna tie rinkiniai vadinamieji, tai ta prasme rinkinių bus. Planuoju šių metų visus kūrinius sukelti vieną mixtape ir galiausiai padaryti rinkinuką. Aha. O ateityje, tai manau, ta prasme kažką išleisti, višėkia tokia nauda, atsinaujinti įrangą įrašinėjimam. Gerai, o kas tau kūrė iki šiol ir kas tavo planuose kurs muziką tavo albumui? Iki šiol, ta prasme, dažniausiai būdavo naudojami internetiniai instrumai, o ateityje tai turiu bendramintį iš Gergirtos produkcijos ir mes sukursim. O pats nebandėjai kurti instrumentalų? Ne mano stichija. Ne. O įrašai, kalbant apie įrašus, kur jie vyksta, jūs įrašinėjate studijoje, gal turėtų namuose kažkokią įrangą? Šiaip įrašinėjom namuose, Gergirtos produkcijos toks kaip ir įrašinis projektas yra Gysla Rusys Records ir įrašinėjom. Ir priimam visus norinčius įrašinėti. Dabar labai tinkama proga pasireklamuoti, pasakyti kontaktus viską. Čia skambykit numeriu pamparam, vaikštutė. Aš manau, Gysla, kas norės, galės laisvai susirasti Facebook'e. Fanpage ir etc. Gysla. Žmonės mums rašo laiškus, tuoj atlėšiu vieną. Rašom laiškus adresu lauzytiritmai@gmail.lt ir tarp kitko jūs irgi galite ten siųsti laiškus, savo kūrinius, savo instrumentalus, kas kūrėt. Taigi mums rašo laiškus ir klausia tokių klausimų. Štai vienas Abradulas klausia, kur galima išgirsti tavo kūrybos? Mano kūrybos galima išgirsti Fraipe suvedus paieškoje Gysla ir šiokia tokia fanpaginė sistema parodys ir biografiją, ir kūrinius. O šiaip paieškoje per Facebooką suvedat Gyslą ir atidaro visą platų pasaulį. Toliau laužom ritmus ir aš pamiršau tavęs Gysla paklausti, koks tavo vardas ir pavardė yra, jeigu nepaslaptis. Bent jau vardas. Oi, seniai, kodėl endami į asmeniškumus? Ne, šiaip nepaslaptis aš. Matai, man labai keista tai kreiptis Gysla. Kreiptis Antanui. Ne, šiaip Martynas, bet draugai vadina Marčium, o pavardė būtina? Būtina. Ne, nebūtina. Nebūtina. Aš galvoju, kaip man tave vadinti. Tau? Kaip pradėjai, taip ir baig?
Ne, jokauju, gali vadinti Marčiu. Bet tai reiškia, kad mane laikai savo draugą. Tave aš laikau radijo laidos vedėjo, save laikau viešo asmenį. Gerai, supratau. Supratau. Dabar dienos anekdotas. Vaikinas sako merginai, aš be tavęs kai be rankų. Įraitytos dūmų dozės, alkoholis buožės, palikom šliūšės, tartave kepam nelegalų repą, žodžiai dainose tepa, šviesa iš juodųjų pasaulio, gatvės ant pašokų. Neradikausi, čia mikrofonas. Mikrofonas čia. Turi radikalą šalia. Duok radikalą. Poma jam neskatakai repa, rastas kryptis. Kas nesupranta telefoninio įrašo, tai pasakysime, kad radikalui dabar yra Koma. Radikalas, tarp kitko, yra vienas Lietuvos hip-hopo atlikėjų. Ir turime atsisveikinti, beje, pagaliau su reperiu, ačiū Dievui, MC Gisla. Liko mums 1,5 minutės, dėl to tu turi 1,5 minutės ką nors pakalbėti. Perduos linkėjimus Okiui. Aš irgi jam parduosiu. Linkėjimus. Linkėjimai tečiui, mamai, močiutei, radikalui, mikrofonui, kuriem Koma. Jėga. Ir bendraminčiai iš Gergirtas produkcijas. Taip, ir visiems. Kadangi dar liko minutė, dar noriu pasakyti, kad rašykite savo nuomonę apie mūsų šią laidą. Rašykite, siūskite savo kūrinius, instrumentinius ar repą, ar tai, ką jūs kūrėte, adresu lauzytiritmai@gmail.com. Mes galbūt pagrosime per šią radiją ir jūs sulauksite didžiulio populiarumo, nes mes sulaukime didžiulio skaičiaus klausytojo. Ir ieškokite mūsų Facebook'e, grupę Laužyti ritmai, kur jūs galėsite rasti playlistą, o be to laidos įrašą. Nesiųskit. Arba nieko nesiųskit. Viso gero. Ką iš čia darot, vyrai? Ne. Čia mūsų studijoje dabar yra Gisla ir operatorius. Ir jie čia išsirengia. Vyrai, baigiam, gerai, baigiam. Kas ta meilė? Žiūrint, kas ta meilė? Meilė tarp vyro ir vyro gali būti suprantama vienoje kultūroje vienaip, o galbūt kitoje kultūroje kitaip. Lietuviškai kultūroje tai yra nukreipimas. Lietuviško kultūroje tai yra nukrypimas. Kalbant apie ES standartus, meilė... Olandijai legali. Valandai biškai gali. YouTube'as kemšamas, nichuja nepykas. Koks pykas? Pavostik, ble. Eik, tu, žolė kvepia, ble. Narkomanas, pederas. Vadų radijas. Klausyk, kas tau patinka. Pasijaučiau naką kaip tikras Comptono nigeris. Sušaltų. Tai pala, ką, dabar viskas? Reikia, aš pasiimu viską. Yo, for shizzle? Yeah, nigga. Ain't shit, motherfucker. Fuck that shit, nigga. Define